regresinis vakars. Tema šios laidelės būtų laimė. Laimė, toks jau ir nuvalkiots tas žodis, bet iš tikrųjų toks svarbus ir dažna vaikomasis, tai va laimė. Un iškart išlien žodis iliuzija. Ko tas reiškia, iliuzija? Kodėl laimė ir iliuzija? Nes žmonės vaikos laimės bando non pasiekti, pasimti, pasivyti, nusipirkti, įsigyti, susitaupyti, užsidirbti. Oi, kaip įdomi rodo. Bet šį tokį klaidą. Laimės niekur nereikia ieškoti, absoliučiai niekur, tik savie. Tas, kas vaikos laimės ir koncentruojasi į bet kokį išorės veiksnį, ar tai karjerą, ar tai šeimą, ar tai kažkokius pasiekimus, tikslus. Ir kad laimė bus tik tava tada, kada kažkas bus sukurta, pasiekta, užsidirbta, įgyta, atrasta, pamatyta. Tai čia yra didžiulė klaida, kuri vedi tokią klavietę. Ta klavietė yra tokia, jeigu tu nesimėgauji to procesu, kuriuo einama yra į kažkokį tikslą, į bet kur yra siekiama, tai iškart reikton mėsti, net nebesureikšminti. Nes kada vos kažkon pasieksim, tai gal ta laimė ir bus ten tuo akimirko. Arba kažkuriam tai trumpam laikui ir paskiau viskas išblės, vėl tuštuma, vėl kažkoks tai nors užpildyton, vėl kažkon kitkom daryti, kad to laimę pasiekti. Visa laimė ir iliuzija, kurią bandoma yra pasiekti, pasimti per išorę. Tol, kol žmogus vaikos laimės per išorę, tol tas žmogus yra iliuzijo, kad gyventi aplamare kažkuo vaikantys, kažkuo siekant tam, kad kažką tai pakeist savo būseną, kad kažkuo siekti, kad kažkokiu kitokiu, kad pakeist būseną, kad kažkokį jausmą vaikyteis. Laimė visų pirma, ta tikra laimė. Va ta laimė, kurią tas žodis laimė iš tikrųjų atitinka. Tai yra iš mūsų vidaus, iš mūsų pačių vidaus, iš niekur kitur laimė neten, niekur kitur laimė neegzistuoja, tik mūsų vidui. O išorinė veiksnė, man tik tą gal papildyti, tu mūsų jau turima laimė. Ir kol žmogus gyvens iliuzijo, kad laimė yra pasiekiama per išorę, tol mums ir bus tokio klavietė. Vat siekiau, turėjau būti laimingas, kada to pasiekiau, bet kada pasieku, gal tuo akimirko kažkokią laimę pajutau ir paskiau viskas dinga, vėl atsiboda ir vėl kažko kitko norės, neaišku kuo. Laimės reikia ieškoti širdies, savo paties širdie. Jeigu laimės nejautam, kada tiesiog galim kvėpauti, kada tiesiog būnam čia dabar momente, kada tiesiog savijautam, kada matom savo artimą, kada jautam, kad turėjom kūną, sveiką kūną, rankas, kojas, kad turėjom, kad galim matyti, girdėti, jausti, lytėti. Jeigu tas momentas negaliam net pasistengę apčiuopti laimės, reiškia, kažkas su mums ir negera. Kažkas su mums ir iš tikrųjų labai negera. Nes žmogus įtep sukurts, kaunustor gyventi per laimę. Tas nereiškia, kad nebus sunkių akimirkų, kad nejausiam skausmą, kad nejausiam kažkokių tai susivaržymų ar kažko negatyvaus. Ne, bet tas reiškia, kad tiesiog galim jaustis gera visame kame. Galim išgyventi ir sunkumus, ir negatyvą, ir priimton, ir perleist per save, ir gyventi toliau. Su dėkingom už viskon, kas įvyka, kad ir kas tai būtų.
Viskas priklauso tik ta nuo mūsų požiūriaus ir sąmoningumo lygiaus. Ir jeigu visame kame negalime apčiuopti laimės, tai reiškia problema yra su mumis pačias. Ir išorėje gyvenime veiksmas galėm daryti, ko tik norim. Jeigu neatsigręžam į savį, tos laimės taip ir nepatirsim. Tas ir neįmanoma. Į te bėgs metą dešimtmečia. O laimės kaip nėra, taip nėra. O sveikata jau vien vis blogin, vis sunkin daros. Ir taip leik žmonės, didžioji dalis žmonių taip ir neparagavę, ko reiškia iš tikrųjų pabūti laimingam, pabūti laimingo būseno. O tu laimę pasiekti, jeigu mes anos nejautam, pasiekti galėjom tik tą atkapstę savo viduje esančius sluoksnius, po kurias ta laimė slepas. Tai sluoksnės susikur įvairiausias būdas - per traumas, netektis, neišmylėjimą, išgyvenimus, iš esmės per neprieimėjimą. Kada nemokam priimti to, kas yra įvykę su mumis, ko mes išjautėm, išgyvenom. Kada nemokam priimti to, kas mums buvo vaikystėje, kūdikystėje. Kada atsinešam kažkur sunkaus iš praeitų gyvenimų, tada irgi gal nuo to, ko atsinešam, priklausyti, ar mes sugebėsim jaust laimę vidui ar ne. Laimė ypač vyram priklauso nuo to, ar leid vyrs savai savo gyvenime savirealizuoti pagal savo prigimtį, pagal savo pašaukimą, pagal savo vyrišką pradą. Vyrui tas yra būtina, kad jaust laimę visame kame, nes jeigu vyrs, kad ir save išdirb, pavyzdžiui, ne? Bet jeigu unska per vyrišką pradą gyvendams, ne, vyriškas pradas, ko tas reiškia? Vyrs, kad galėtų jaustys tikrų vyrų, tokia maksimaliam išsipildyme, uns tur turėti ko rūpintis. Uns tur turėti dėl ko aukotis. Uns tur turėti kon saugoti. Uns tur turėti kom puoselėti. Ir uns tur turėti tikslą aukštesnį už patį save. Ir tada toks vyrs, atsidavęs savo vyriškumu ir turėdams visas tas išvardintus dalykus, kon saugot, kon mylėt, ko rūpintis, ir tikslą didesnį už save, uns gal pilnumo savi realizuoti per vyrišką pradą. Taip, man len toks tobulam vyro reikėtų netgi visus tus dalykus daryti per lengvumą, per atsipalaidavimą ir per, taip noriu sakyti, griežtą vyriškumą. Ko reiškia tas griežtas vyriškumas? Kad turi mokėti ir būti teisingas, ir atsipalaidavęs, turi mokėti ir pasilinksminti, pasidžiaugti akimirkom, turi ir sugebėti leisti savo ir verkti, ir skausmą priimti, ir jausti, jeigu reka. Nejausti, jeigu reku, jausti. Ir sugebėti mokytis, sugebėti suprasti, kad tu šiam gyvenime visada esi tik mokinys. Jeigu jau savi laiką, tas, kad esi mokinys, nereiškia, kad tu negali mokyti, bet kad nėra ribų tam, kiek tu gali mokytis. O jeigu tu jau sakai, viskas, aš tos srityje moku visko, ko tu gali mokėti, tu uždara duris tolimesniam tobulėjimui. O vyrs tikrus vyrs suvok ir suprant, kad uns tur visada mokytis, tol, kol uns sugeba atmerkti akis ir eiti gyvenimą, uns tur mokytis. Tas mokytis galbūt įvairiausiom formom, per profesiją, per šeimą, per gyvenimą momentus, per mokymasi gyventi, priimti, jausti. Visur. Tu esi tik mokinys ir turi ton priimti. Kad tu galėtum priimti daugumą vyrų, turi ego susitvarkyti labai. Bet čia jau kita tema.
Tai va laimė susideda iš daugybės dalykų. Moterišks pradedama. Laimė per moterį, ne pas moteris, ką, nu pažiūrėkime. Laimė pas moterį gal atėti tik tada, kada moteris priėm ir įsileid ir atsidaud savo moteriškumu. Kas yra moteriškoms? Moteriškoms yra gebėjams ir leidėms savo būt silpna. Tas nereiškia, kada vis laik tokia bus, bet leist savo būti silpna, leist savo. Būtiniausia leist savai tokiai būt. Leist savo būt pažeidžiama. Leist savo būt, taip žinot, kaip nori sakyti, sumindžiota. Leist savo būt pažeminta. Leist savai būt sumenkinta. Čia yra va tokias būtinybės, kaip savybės, leist savo tam būt, net tas nereiškia, kad tas būtina bus, bet leist savo, vat, kad tai dalyką, jeigu būtų, va, tai leidu, kad tas būtų, nesipriešinu, nes moteriškoms iš savęs į toks, kad uns į labai pažeidžiams. Moteriškoms ir toks švelnus, toks tyrs, toks garbingas, toks mylintis, toks saugantis, bet tuo pačiu ir toks pažeidžiams. Toks lengva paniekinams, lengva paminams, lengva pažeminams. Ir būt tikra moterim reiškia, tu esi viskas, kas galbūt aukščiausia dievybė, begalinė aukšto tokio aistro meilė, žemiškume, bet tuo pačiu tokiam dangiškume. Ir tas yra tik lengva nutepama, tik lengva sumindoma. Tik yra traputas, bet tuo pačiu ir stipru. Nes kad galėtum būti visi tie dalyką, tu turi suteikti su tau pažeidžiamumu, su tau silpnumu, kad būtum viskas, kas tas galbūt stipriausia, gražiausia ir galingiausia. Nes moteriškoms ir kad tu labai lengva, kaip vyrs pavyzdžiui, gali paniekinti moteriškom, gali pažeminti moteriškom, visi apkapė elgesių, žodžias, darbas. Bet moteris dovanodama savo moteriškomą visų pirma savo, paskiau ir partnerį, šeimą, nu tokį galingą energiją to šeimo paskleid, tam šeimo žydinį, kad tą šeimą palikti kaip granitą uolą, neįveikiamą, nesustabdomą, nesutrikdomą, nesumindoma. Santykė tokį paremti didžiulę ir gilią pagarbą, savigarbą, meilę, priėmimu, rūpesčiu, atsidavimu. Visi to šeimos nariai yra absoliučio ir pilno harmonijo. Nes moteriškoms yra daug aukščiau, aš taip noriu sakyti, aš taip jautu, kad daug aukščiau, trapiau ir tuo pačiu galingiau už vyriškomą, nes vyrų būti yra pakankama paprasta. Sudėtinga ir tuo pačiu paprasta. Vyrų būti ir labai aišku, labai stipru. Vyro prads ir labai lengva apibūdinams. Vyro prads yra sunkia sumindoms. Tikra vyra, vat prada sunaikinti, vyriška yra, taip noriu sakyti, beveik neįmanoma. Nes tikrus vyrs labai jaut savi savo galę, nu konto nam padarysi, nu. O moteris, tu su moterim daug ką gali padaryti ir negražaus ir viskuo. Ir tas moteriškoms anos, mums yra, vat kaip sakiau, pažeidžiams, mums galbūt paniekins, suminiuos, bet tuo pačiu jums be gal švents. Be gal tyrs, ta energija moteriškom yra su nieko kitko manus nesulyginsi. Vyriškoms mums yra kaip daug žemesnis dalyks. Nu, netinkam žodį žemesnis. Vyriškoms į toks tvirts, standus iš savęs, uns yra, o taip kaip koks sastat suremts. Un to nu gali padėti, un to nu gali krauti, uns gal gabenti, uns gal nešti, uns gal saugoti, uns toks tvirts, nu neišjudinsi.
o moteriškoms, uns toks seniai labai aukšta, uns toks tekontis, kap srovė, kap gėlė augantis, kap medžio šiems, uns toks ir apčiuopiams ir netau pačiums toks elegantiškas, tyrs. Anon gali užguošti, uždaryti, gali sunaikinti, gali to moteriškumu, bet nieko, kai tu panašaus, tu nerasi, nesukursi ir neatrasi tiesiog. Nieks kits toks neegzistuoja, kaip moteriškoms, ta moteriška energija. Ani tokį šventą, tokį tyrą, kad su nieko onos nesulyginsi. Vyrą gali sulyginti su tvirtu medžiu, su uolu didžiuliu, va, vyriškoms. Moteriškumą su amžinu besiskleidžiančia dieviška energija. Aš sulyginti su kažkuo kitko aš negaliu. Ir būti moterimi ir tuo pačiu daug sudėtingiau. Ir tikriau, ir giliau. Ir pavojingiau. Ir žiauriau. Ir sunkiau, taip noriu sakyti. Moteris iš savęs į kur kas galingesnė negu vyras. Vidum energija. Klastingesnė, galingesnė. Moteris atrodo kaip kits, nu, taip, išsireikščiau, atsiprašau, jeigu kas įsižės, kaip kits padars, kaip kita būtybė. Vyrs, uns toks va prie paprasto te. Paprasto. 1, 2, 3, 5 detalės, aha, viskas aišku, suvokiama priepia. Moteris visai kitokia. Visai kitokia, visai absoliučiai kitokia, nesulyginami du dalykai yra. Ir kada yra idealus balansus tarp šių dviejų energijų, tarp vyriško prado ir moteriškos elegancijos prado, tai atsiranda tokia, noriu sakyti, totali harmonija. Tas moteriška energija tep plėtas į viršų, na, tokia aukštų stulpų tep tek į viršų, o vyriška energija tep apsupa non. Aplinka non tep susikur, kad saugotų, kad globotų, kad tausuotų, kad neštų, perneštų, perkeltų per konrek. Kad būtų tokiu sargybiniu, tep angelų sargu, kuris aukojas dėl tos moteriškumo, kuris aukojas dar dalykus, vat saugo, myl, globuo, tam ir vyriškoms, toks paprastas, bet galings, be gal sastats, kad saugoti moteriškumo. Tiek matau, yra apglėbtas. Moteriškoms vidurė, o vyriškoms apsupto moteriškom ir saugo, globo rūpinas. Kada į tobulų harmonijų, o moteriškoms tada plėtasi virš. Jeigu saugoma jeigu moteriška energija ir saugoma vyriška energijais, moteriškoms tada auga į viršų, tai plėtas, žyd, sukas, visi apta energijai sklaidos. Sklaidos ir kuras tau pačiu. Ir tam nėra galo. Toks vyrs gyvendams pilno vyriško energijo ir su moterim, kuri yra pilna moteriškų, uns netur ribų, jokių, anam ribas neegzistuoja. Jeigu uns kažko nutar, ir dėl savęs, ir dėl savo partneris, dėl savo mylimuosis, tai anam, kad visos durys yra atidarytas. Atrodo, anam nereik nei posis darbą daryti, nei trečdalį. Anam daug geriau sekas į kažkokį tai tikslą, dėl savęs, dėl šeimos. Uns į toks, ką palaimins. O palaimins yra pačios moters savo, kurią uns saugo, globo, rūpinas, aukojas dėl anos. Ta moteriška energija anon palaimin ir uns ir kaip išrinktasis koks. Uns teik sustiprins, uns teik tad yra pakrikštyts tą moterišką energiją, kad anam taip kaip atsiver visas duris, anam atrodo sėkmė anon lydi. Bet taip matau, kad pieni salė, pilna žmonių, vis žmonės atsisuk. O tas rodo, kad toks vyrs spindulion visai kitokia energija ir uns tiesiog yra pastebims. Anon tokį vyrą visur pasteb. Jie anon atkreip dėmesį, jie anon žiūr. Ir patys žmonės nesuprant, kodėl žiūr, o žiūr dėl to, nes uns jį palaimins. Pačios moters to tokį tyrą moteriškumą. Čia ir tokį kaip didžiulį dovaną, kurią vyrs gali užsitarnauti, tarnaudam savo moterę.
tarnaudams savo moterį atsidaudams, visiškai atsidaudams. Ir turėdams tikslą, labai svarbu tokiam vyrui turėti tikslą, būtina ir atrodo vyras be tikslo mums negali užsitarnauti tos moters palaimas. Mums turi būti vertų moteries moters akis. Prieš moterį mums turi būti vertas, mums turi būti išdirbę savi, mums turi būti atkaklus, ryžtingus, siekontis, mums turi būti veržlus, mums turi norėti savi išpildyti, savi realizuoti. Tad moters akyse čia pasąmoninga tas vyksta. Moters akis mums pasidaro verts. Ir moteris visišką nam atsidaudama, besąlygišką atsidaudam ją nuo rankas, besąlygišką leisdama nam ją rūpintis, anon apdovano savo moteriškumą. Ir tos dvi energijos pradeda sąveikauti. Ir kada įvyksta sąveikavimas, tai tuo šeimo, tokiam santykyje stebuklą vyksta. Nuostabų stebuklą. Harmonija, pilnatvė, sėkmė. Toks gilus, be galo gilus ryšys. Toks, noriu sakyti, omžins ryšys, stebuklingas ryšys. Ypatingi vaiką aten pas tokių tėvų. Ypatingi vaiką. Ypatingas sielas. Tokį šeimą, tokiai vyras su moterim, tokio darno būdami yra didžiulė dovana atėjusiom sielom, didžiulė dovana. Ir tik, aš taip noriu sakyti, man taip patinka, tik išrinktieji gal gauti tokius tėvus, tik išrinktieji. Man taip patinka dabar, kad vyriškas pradas yra svarbesnis už moterišką pradą, nes vyriškas pradas yra pradžia viso ko. Kol nėra įtvirtinta pilna vyriška prada, vyriškas energijas pasaulyje, tol moteriška energija negal pražysti, negal atsiskleisti, negal užgimti. Tol moteris negal pražysti, kol nėra tvirta vyriška pagrinda paklota. Kada įtvirts vyriškas pagrindas paklots, kada šeimo visuomenė įtų tokių tikrų vyrų, kurie savi yra išdirbi, padarė save tikras vyras. Tada atsiranda ir moterų, kurios žyd pas tokių vyrų. O kol nėra tokių vyrų, moteris negal žydėti. Atrodo, negal tiesiog žydėti, kol jie nėra rūpinamasi, kol ana nėra saugoma, globojama. Žinau, kad dabar 21 amžius ir čia feministis, tai čia man plaukus norėtum nurauti už tokius halus, bet taip yra moteris. Tokia moteris, sak, palauk, ta informacija gera. Ir vyriškas pradas, vyriška energija, ji galingesnė, fiziška, taip noriu sakyti, ir dvasiška, bet ne energetiška, bet dvasiška. Vyriškas pradas galingesnis. Vyriškas pradas lyg tiesiogiai sujungti su Dievu, su dieviškąja mūsų dalim. Moteriškas pradas uns iš savęs labai galingas. Galingesnis už vyrą, iš savęs, nes uns toks gilus. Moteriškas pradas toks beribis. Toks neišsenkantis, užsipildantis, bet reik daug sąlygų pagrindinių, kad tas moteriškas pradas galėtų būti pas moterį. Nes kiti panai nesaugi, visokie kokie ir tada nebus to tikro moteriško. Bet moteriškas pradas mums nėra tiesiogiai sujungt su, aš noriu sakyti, su Dievu. Uns ir iš savęs toks nuostabus, dieviškas, bet ne su Dievu. Kaip čia įdomi. Moteriška prada energija ir kaip deivės energija, dievybės, deivės. Bet ir kai kas galingiau, kai kas didingesnį, kai kas grynesnį, tai ir pats Dievas. O taip noriu sakyti, ta dieviška energija. Ne deivės, bet dieviškoji energija. Ir ton dieviško energijai tiesiogiai per save gal perleis tik tą vyrą. Man tai patinka, nesižeiskit, moteris, man tai patinka tik tą vyrą. O tas dėl to, kad vyra yra
tvirti ir sugeba atlaikyti ton energiją, gal išreikšti tvirtą valią, keisti pasaulį, jeigu reikia kariauti, jeigu reikia kovoti, jeigu reikia taikai vesti. Ir dėl to va šika pagrindinė sąlyga tam dieviškajam pradau pasireikšti per vyrus. Bet vyra atrodo labai riboti yra ir nieks, jeigu ne moteriškoji prada. Moteriškas pradsika palaikytų balansą, kad neišvestų iš pusiausvyros, tuo pačiu ir kad išvestų iš pusiausvyros. O vyriškas prads ir kaip vykdomasis, kaip vykdytoje ten, kaip vykdytoje. Ir viens be kito šios dvi energijos neegzistuoja nuo sen kartų. Vyriškas prads ir moteriškas, šitai sukurta. Taip sutverta, kad į tai du dalykai jie nei viens be kito neegzistuoja visai. Šių dainų pasaulyje ir visiška betvarkė, absoliuti betvarkė, toks chaosus va, tarp tų vyro ir moters pradų, pareigų. Sintezių nori sakyti, aš net nežinau, ko tas reiškia. Kad vyrą ir tiek išvesti iš rikiuotės, tiek suklaidinti, tiek supainioti. Vyrs prarond vyrą vardą, vyrą vertę, kada uns dėl savo gyvenimą, dėl savo situacijas, dėl visko, dėl bet ko, kas pasanom gyvenimą atsitinka, kaltint kitus. Muni apgava, tai čia tas apgaviks kalts yra. Muni pastūmė, įkritavė vandenį, aš sušlapau, tas va muni stūmė, tas įkalts dėl to, kad aš sušlapau. Čia yra savybė, būds, charakterį, būds, programas, dėl kurių vyrs netenk vyro vardą. Vyriškam pradov egzistuoti pas vyrą, un tur suvokti, kad kiekvienas dalykas, kiekvienas moments, kuris vyksta nuo gyvenime, yra anuo pateis pasirinkimų rezultats. Susirgau, kažkas važiavo su mašinu, nudauži, kuo nulieki į prūdą. Aš pats esu dėl to kalts, aš ton pritraukiau, montas atsiteka. Aš esu tuo situacijas kūrėjas. Nesvarbu, kad čia kažkas, kad gerts parlėkė muni. Bet aš ten stovėjau tuo metu. Turint ton savybę, gebėjimą prisimti atsakomybę už kiekvieną savo gyvenimą akimirką, atsiver duris į aukštesnių savoką vyro lygmenis, kurie yra būtini, kad susikurtų grynasis tas toks tikrus vyro pradas. Sekons yra meilė, bet ta tokia vyriška meilė. Ko reiškia vyriška meilė? Meilė, kuri globuoja. Meilė, kuri sauga. Meilė, kuri rūpinas. Meilė, kuri tausuoja. Meilė, kuri dovanuoja. Meilė, kuriuos pačiam išsižadėti yra neįmanoma. Bet kad ton meilė savi užauginti, virstų ir atrakinti savo moteriškoji posė. Tiek vyrs, tiek moteris turi abidvi energiją savi. Tiek vyriška, tiek moteriška. Dėl to vyrs galbūt labai moteriškas. Žinote, tokie, tokie pizoką aš ant vadinu. Ir į moteris toks vyriškas, kurios gyvena per vyrišką energiją, toks, nu, atrodo, kad pusvyris, žiūrėk, tai sukiaušęs atrodo šviesą, žinote, kur būn tokių. Tai va, ir kada vyrs atrakint savo moteriškoji posė, į tą posę moteriškoji, nu, per tam tikras praktikas, per savęs pažinėjimą, per darbą su savim, susibalansuojant su nu vyriška dalim, atsirakinta meilė pasanon. Vat būtent ta meilė su tom savybėm, kurias išvardinau. Yra trets sluoksnis, tai yra tvirtybė, tokia kaip vyra tvirtybė. Kon ta tvirtybė reiškia? Kad yra nugalima baimė aukotis, baimė pasiaukoti, baimė aukoti savi dėl kito. Baimė būti beribiu, kada yra sunaikinama. Kada sunaikinama baimė mokytis, baimė būti pažemintam, baimė būti sumindžiotam, baimė būti paniekintam.
baimė būti atstumtam. Tas trečias sluoksnis, kad būtų atrakins, vyrs tur suprast ir visą širdim išjaust sąvoką vyro vertę. Ta vertė ne kad apie pasiekimus, ne apie statusą, bet apie ton vidinį tokį dvasinį vyrą vertę. Čia ne apie materialinius pasiekimus, ne apie kažko. Bet kad on suprast, mums turbūt visiškai atsivėris prieš patį save. O kad on padaryt rek nemažą praeit su savistaba, su darbu, su savim pas vyrą. Labai nemažą rek praeit, aišku, priklausomų jau nuo to, koks mums pradėt on daryt. Vienim gal mažiau, kitim daugiau, kitim iš vis neįmanomai to padaryti. Yra tokių vyrų, vienui nemaža. Ir tada, va, antrieji sluoksnė atrakenus, kada yra sunaikinamas baimės būti paniekintam, pažemintam, visokiam kokiam, atsidar ketvirtas sluoksnis pas vyrą, dieviškasis aš. Čia ne tai, kad per ego, o aš čia pats svarbiausias, ne. Tiesiog viduj pradedi jaus dieviškoj savęs dalį. Per ton dieviškoj savęs dalį, jeigu ir intencija atvert save iki tiek, kiek įmanoma, kuo daugiau gyventi per širdį, per pašaukimą, per rūpinimąsi, gyventi per vyrišką pradą, ta dieviškoji dalis atsiver pačiam vyrau ir per anon pradeda tekėti iš šaltiniaus energijai. Iš šaltiniaus per pat dieviškoji pradą pradeda, per vyriškoji pradą, dieviškas pradas pradeda tikėti. Toks vyrs patamp mokytojui. Ten noriu sakyti visą žinių, nes mums gal pajausti, išjausti, suprasti, suvokti. Uns vis dar gal klyst, uns vis dar tur mokytis, gal mokytis, bet uns jau tur savie atrakėnis begalinį išmataujamą biblioteką, kurią mums gal naudotis. Tai kiekvienam rek, tai kiek mums nori. Ir aukštesnis sluoksnis, aš dar matau ir aukštesnių sluoksnių, bet tai nepavojinga, tai nepavojinga ir vyrs gal praras savį ten edams ir labarets, kuris pasiryšt toliau eiti į to. Tai nepavojinga, ten gali ir į susipriešinėm su savim pačiu nuėti. Bet tas, kas nori, kuo daugiau savęs atrakintums, kit kelnie turite neiti. Bet labai maža kas ryštas, labai maža kas supron, ko tas reiškia daryti. Vyrs. Vyrs ir viskas, kas galbūt, kas buvo, kas bus. Vyrs ir viskas, koks ir laik. Vyrs ir viskas, kas mums toks nusprend būt vidum, širdyje, sielo. Vyrs galbūt labai maža, bet tuo pačiu galbūt ir labai daug. Viskas priklauso nuo paties vyro. Moteris. Ne, dar apie vyrą. Vyrą galima sunaikinti. Vyrą gal pažeminti, nustumti, suluošinti. Jeigu jis pats savo to led. Jeigu jis pats led tam įvykti, ten gali va te padaryti. Bet jeigu įtverts 100% vyriškas, jis prads aktyvaus per anon, per tus sluoksnius įpraeinam. Vyrs yra omžina energija, kurio valią gal ir gali palaužti, bet ne dvasia. Mums javį pilną atrakins. Ir toks vyrs, va taip noriu sakyti, gal gyventi per Dievą. Aš nežinau, ko tas reiškia gyventi per Dievą, per dievišką aš, per dievišką energiją, per šaltinį. Mums gal būti tau. Moteris visai kitokia. Visai kitokia. Moteris atrodo, vat, ir vyrs į ko mums gali eiti. Jeigu nori vat, patapti maksimaliu potencialu į dieviškai pradai, vyriškai pradai. Moteris, ani tokį, kaip gyvatė, ant tur tai krypčių visokių, kur ten galbūt, kur ant gal eiti. Bet neveina ta kryptis neved į dieviškoji pradą, aš taip noriu sakyti. Gal ne visai taip, neveina ta kryptis neved į maksimalų savęs atrakinimą, gal taip.
Nes jeigu eini kažkuo kiton kryptį, nu yra moteriškasis tas pradas, ne? Tu jau aš išjausiu, tu jau, luktelki. Moteriškoji energija, amžina energija, moteriškoji dievybė. Kol esi pilna moteriškumi, esi kaip deivė. Deivė tarnaujanti vyrui, tarnaujanti savo, tarnaujanti visam, kas įgyva, visai, visai savo, visam savo pašaukimu. Bet į daug krypčių, kokį da moteris galbūt, kokį da savi gal realizuoti, kokį patapti. Kadangi moteris į mistinę būtybę, ant gali tekėti į visai kitokias energijas, kurios irgi be galo galingas, pavojingas. Jeigu ir įeinam į vat vieną iš tų krypčių, tai prasidės manipuliacija vyrų, vyra kankiniams, vyra ego žeminėms, vyra skaudinėms, vyra kontroliavėms. Ir tokia moteris naikins ton vyrą. Gal subtilę naikint, gal tiesiogiai naikint. Žodžiais veiksmas, apsukti aplink pirštą, bet ana nunaikins. Ir tas ana atsileips, jeigu ne šiam gyvenim, tai kitam. Ana gal eit per valdžią, taip noriu sakyt, moteris galbūt ir valdinga, gal eit per valdžią, per kontrolę, per nusistatymą, per neleidimą būt kitaip negu kad ana nori, bet tas irgi pavojinga. Ana pati gal pražūt per ton, gal neatlaikyt, gal, taip noriu sakyt, susidėvėt, gal nusikamuot, nusivaryt nuo kojų. Sunkumas dar kažkoks yra. Sunkumas per išsitaškymą einantis, taip noriu sakyti, vakarėlius, linksmybės pastovės, per klėgesį tokį, per tuščius plepalus, per energiją švaistymą tokiem laikiniem, trumpalaikiam vakarėliam malonumam, bet kam, vat kas yra į ton posė, tai moteris tada prisikrauni savi sunkumą. Tokį sunkiai paleikt su laiku, sunkiai, piktą, irzlį, sunkiai, nemalonį, tokį nejaukiai, nemoterišką, nešeimynišką. Ant tik atrodo kaip moteris, bet iš tikrųjų tai kaip maišus, kuris būt prikrauts visokių sunkių dalykų, sunkų žmogų, sunki moteris. Ant neatsiskleidė šves per moteriškumą, nežin, kas tas yra. Tada nežin, kas tas yra. Kančia. Kančia per nurodinėjimą, ir kančia. Ir ta kančia pas moterį galbūt per nurodinėjimą vyro, kaip gyventi. Per aiškinimą, kaip gyventi, kokiam būt, kaip elgtis, ko daryt, ko nedaryt. Per kontrolę. Nes tada moteris laikas aukščiau vyro. Ir tada pati patamp atsistoti vieną koj į vyriškas energijas tiekmi. Ir tas moterį naikina moteriškumą, naikina taip noriu sakyti, savivertį, kaip moters, tą moteriškumą. Tokį moteris labai greit prarand galimybę būti tikra moterim, galimybę būti tikra moteriškom, jausti tikrą moteriškumą, būti tikrąją savim, tą tokį deivę. Ant tada būn tokį, kaip aš taip negražiai reikšiu, kaip sugadins klegesys, kuris tik aiškint taršk, baršk, bet jokios naudos iš savis nekor, nei žydinį, nei kažko, tik naikin, lauža, niekuo, menkin. Moteris per moteriškųjų pradą, kuri gyven, moteris iš savęs ananie sukurta bombėti, aiškinti, koreguoti, tvarkyti, nukreipinėti. Moteris per savo moteriškųjų pradą jis sukurta su elegancija, anator taip, kaip čia dabar reikia vardinti, palinkėti, pasokti, taip kaip balastas būti, išmylėti, išgluostyti, iščiučiauti, tiek vyrą, tiek vaką, tiek savi, bet kon.
Ir tada visko gaus, kur iš tikrųjų reikia moterė. Saugom, užtikrintom, visko. Bet jeigu pradeda, tai pasakysiu komandą, vot, nurodinėti, iškart iš šiandien laukiu iš savo moteriškom, nes tu negali daryti ir ton, ir būti tame. Negali būti ir ten. Būni arba čia, arba moteriškomis savo absoliučiam, arba jau kažkur kitur. Moteris tai atrodo šių dainų moteris, didžioji dalis moterų ir negabės prisimti atsakomybę už savo santykius, už savo aplinką, už savo šeimą. Jeigu šeimų ir chaosus, nesantarvė, visada reikia atsisukti į moterį. Nes ana yra pradas viso tuo, santarvės, harmonijas, šeimos žydiniaus. Ana yra už to atsakinga, moters vidus to nustata. Vyrs uns yra išorinis veiksnys, išorė uns yra. Bet netgi ton, ką pelgas vyrs, koregaun pačios moters vidus. Tu gali paimti glušą nevykusi vyrą, bet jeigu moteris ir savo moteriškom, ant iš to vyrą gal padaryti kaip krištolo deimantą. Stebuklų iš ano gal padaryti. Nes vyrs į kaip molis, anai paprasta libdyti, bet jeigu moteris į sugebonti, jeigu moteris į savo moteriškom, ant ton vyrą įkvėpa atstatą, su programom, surašo programas ir viskai palėt, kaip perėlį pasaulį. Te pat ir gerą vyrą ir didelį potencialą turinti vyrą, kuris kaip ir tortų vyriškų savybių, te pat gal sunaikinti moterį, sudirbti, sumaišyti su šūdas ir neatstatomą sugadinti nuo gal. Neatstatomą sugadinti. Jeigu ona yra savo chaose paskendusi, neišdirbusi, jeigu to daug nuoskaudų, daug pykčiaus, daug pagiežas, ana persmelk to visus numus, kiekvieną numų kampėlį. Ir toks vyrs kent nuo mūsų. Anam tai yra tas į nepakeliama, uns nori kuo ilgiau būti kažkur, kad tik nereikėtų numėjėti. O moteris, kada ir va toj, kad kraunum to vyr, kraun savo emocijas, savo jausmus, savo pyktį, ir kol vyrs neatlaika. Arba uns pabėga, arba uns jį sunaikinams, padaroms toks kaip marionetė, kaip kaliausia, kaip ins, kuris yra, taip pasakys, prišiktas. Už šeimos harmoniją yra atsakinga moteris. Už šeimos gerovę, finansinį gerovę yra atsakingas vyras. Anei turi labai aiškiai savo pareigas, kurių jeigu abudu laikos, viens kitą gerb, myl, palaik ir atsidavė viens kitam ir nori viens kitam tarnauti, ta tokia ideali harmonija atsiranda tarp anų ir anų aplinko, anų šeimo, tarp vaikų. Vaiką tada klausia ir patenkinti. Reta būn šauksmų nuo mūsų riksmų. Vaikučių turiu kalbą apie vaikučius. Bet kad on pasiekti šių dainų žmonės, kad on pasiektų, vienetai yra tokių, kurie tiesiog gėm ir tepanus užaugina, kada jiems te apgaunas, kad nei ton sugeba, nei ton to. 99% žmonių tur daugiau, kai kurie pakankamą turi dirbti su savim, pakankamą. O kai kurie turi tiesiog plušėti prakaitą, braukt, kad to pasiekti. Plušėti. Tiesiog plušėti, bet matau, kad prakaits bėga. Aš viens iš anų esu. Tai labai džiaugus, kad aš nesakau, kad aš tom pasiekiau, bet jo, labai džiaugus, kad dedu darbą į ton, kas kinų vaisius. Tai va. O šio visuomenė, va tokį šeimas, tos, kurios įvardinau kaip harmoningas, kaip vat vyrs per ton vyriškųjį pradą, kuris eina link Dievo, moteris, kuri gyvena per moteriškųjį pradą, per dievybę, per kapdeivę ir veinetą. Lietuvo pasaulyje veinetą tokių šeimų. Labai mažai tokių šeimų. Labai maža. Ir neblogų šeimų, daugiau biškėlį, tokių neblogų, kur nėra vaka traumaujami, kur santykis į daugiau mažiau paremts pagarbą, atsidavimu. Yra, nedaug, bet yra.
O tokių, kur būtum tikrą harmoniją ir vienetą. Deja, bet va taip yra. O tokių, kur tuščia, kur kaip ir nėra labai baisė, bet vat tuštybės pilna. Per ego gyvenam daug, materiališkumą siekam, vartotojiškumą, kur jokį tikrą gilaus ryšį nebandoma sukurti, kur nedirbama su savim, bet nėra labai bloga, kur nėra ten baisių išgertuvių, ten muštynių kokių. Tai ir nemaža. Į tikrą daug tokių, bet ten irgi, ten daug tuštybės labai daug tuštybės. Nes nėra gilaus ryšio su savim pačias, tai ten vis tiek bus tuštybės daug. Kad tuštybės nebūtų, tu ryšį su savim sukurti ir tada tuštybė nyksta automatiškai. Ir paskiau sek ten fujauda. Išgertuvės chaosus, pykčia, barnė didžiulė, muštynės. Tokį drabstymą purvas, fui, nesirūpinims vaikas, jokį dėmesį neskiriama. Nu, ten baisų, irgi ir didelė dalis mūsų, taip pat gyvena, didelė dalis mūsų lietuvių. Nesakau, kad didžioji, bet geras gabals, va, tai būtent tokiam, atsiprašau, šūdė. Visų pokyčiai prasideda individualiai nuo mūsų pačių. Kada keitam savi, keitas viskas, kas vyksta pas mumis išorėje, norint sukurti darnę šeimą, yra būtina išdirbti savo vidų, išdirbti vaikystės traumas, atkurti ryšį su savim pačiu, su savoju aš, su savo širdim, mokytis jaust, mylėti, atsidauti. Tik tada, taip savi išdirbus, atsiranda potencialas sukurti harmoningą šeimą su antra pusė. Kol to nėra, nu jokia harmonija net neegzistuoja. Net neegzistuoja. Ir taip atrodo, kad 99% vat Instagramikas skelbas, Facebook. 99% ten tų nuotraukų su šeimom visur yra chaosioka, pykčių. Tokių, kur nėra gal sprendžiama taip, kaip iš vidaus, per širdį nėra sprendžiama, taip, kad būtum išspręsta ta problema ir dar sustiprintų ryšį su tuo žmogum. Tai tie 99%. O tas kits 1% tai net nekel nuotraukų į viešą erdvę. Taip noriu sakyti, kad tikra laimė, kur yra tikra laimė šeimos harmonija, tikra ta, kur vau, tai žmonės labai jaut, kad to laimė tik reikia saugoti, kad net nerodo nors niekam. Nerodo niekam, nekel niekur nuo jokių nuotraukų, nieko nesidalint. Tiesiog tu laimė, kaip didžiausią brangakmenį laiko pas savį. Ir tik savo tai rodo. Nesikoli, nesigir. Nes laimė turi didelį savus. Taip rodo, kad laimė, jeigu išgirst, kad tu girys, kad to turi. Nutraukas. Ana ant šalia nutais. Nes laimė mėgs būti neapšnekėta, neapkalbėta. Laimė mėgst būti tik tavi dėl tavis ir saugom ir kad čia esi, kad iš vis neskelbi niekam apie nu. Kad laimė užsiliktų, nu mūsų būtina tas. Nerodyti nus niekam, nepasakoti apie nu niekam. Laimė, vat šeimos laimė nemėgst svetimokių, ant slepas nuo svetimokių. Ir jeigu dažnai kalba, o koks esu laimingas, kaip į gerą šeimą būti. Kokia šeima turi laimingą gerą sukūręs, o žmona kokia turi laimingą, visi esam tokie laimingi, tai laimė trauksies pabiškištai. Bet tas labai maža kam galio, nes labai mažai laimingų šeimų, labai maža, labai maža.
Didžioji dalis kas galvo, kad tu ir laimingą šeimą sukūrė, ani nežin, kas į laimingą šeimą, kad nesigilini savi, kad suvoktum, kad turi laimingą šeimą, tu turi būti pilna susijungęs su savo širdim. Ir partneris turbūt pilna susijungęs su savo širdim, o tokių žmonių yra vienetą, dešimtis, labai mažai. Tokiam gyvenam pasaulyje, atskirti nuo savęs, atskirti nuo visko. Jeigu jis atskirs nuo savęs, jis atskirs nuo visko, kas egzistuoja, nuo visko, kas gyva. Nes tik per savi gali visko išjausti, visko pajausti, visko suprasti, visko suvokti. Tik per savi. Tik per savi. Atgavęs ryšį su savim, tu atgauni galimybę suvokti, suprasti, išjausti. Kol neryšiaus atgauti su savoju aš, tol nieks tavai nepadės. Tol niekad tu širdim neišjausti, kad turėtum. Per protą gali suvokti. Gal netgi seksės daryti dalykus per protą, kada suvoksi. Bet širdim, kol nepajausi, tu nesuvoks, ko tas iš tikrųjų reiškia. Nuvažiavom čia biški, bet ne. Tai va, regresinis įrašas apie laimę. Tai va, ačiū visiems, kas. Tik mums buvo įdomi, sėkmės ir iki kito.